Labą dieną. Sveikinuosi su jumis iš Čiuči tunelių. Čia yra karo tuneliai Vietname. Bet visų pirma, kad man čia patekt, man reikėjo nuvažiuoti 60 km 50 kubų motociklu. Tai tegul Paulius iš praeities perima ir parodo, kaip sekės. Nu ir žiūrim, kaip mums seksis nuvažiuoti tos 60 km. Varom. Aba. Oba, išsikūrėm. Gerai, pradedam kelionę. Varau pasimti grinų pinigų truputį, nusipirk vandenuko ir pradėsiu savo ilgą važiavimą. Įdomu, ar atlaikys mano monstras mopedas tokį ilgą pasivažinėjimą. Rodo 2 valandas važiuot, varysim pro visokiausius kaimus, tai turėtų būti įdomu, gal reiks kažkur sustot papietaut. Nepavyko išsiimti pinigų, dabar aš piniginiai turiu gal 10 eurų grinais. Tai tikiuosi visai dienai čia užteks, kažkaip ant benzo, ant maisto, ant pačio turo. Žiūrėsim. Jeigu čia sugebėsiu vairuoti, tai aš galiu vairuoti bele kur. Pasakysiu taip. Pagaliau po 100 metų prasideda žalumynai po truputį. Tai mes jau pusę kelio nuvažiavam, tai yra apie 30 km nuo centro. Ir tik dabar kažkas prasidėjo. Buvo vien pastatai visą laiką. Galim pasigrožėti Vietnamo gamta. Paimtim vieną grotį. Čia jau šiek tiek įdomiau. Nusukau nuo to pagrindinio kelio, tokio mini kreitkeliuko. Ir dabar čia jau tokie kaimai pagaliau. Ko aš ir norėjau. Jau metas ieškoti valgyti, jau reikia pailsinti subinę ir motociklą. Tai pamatysit gerą vietą, šaukit, aš sustosiu iškart. Kaip man čia patinka, kaip čia gražu. Tiek žalumos, tokie namukai, taip ramu, eismas normalus. Norėčiau čia gyventi. Kažkokią vietą atradau. O, dievulėlė. Skauda, subinė, viskas skauda. Šiandien. This one. Is it good? Tô nhỏ hả? Con chỉ ngay cái tô nhỏ đi. Chỉ ngay cái chỗ đó cho anh đi. Ja. Žmonės pietus valgė, aš čia atėjau, sugadinau šeimynos vakarienę. Bandau išsiaiškinti, ką užsakiau, bet užsakiau mažą fo ir kainavo apie 80 centų. Šiaip žiūri, skaniai atrodo. Pažiūrėk, už 80 centų, čia mano ranką palyginimui. Man fo nėra, kad žiauriai patiktų, bet visą laiką gerai, saugus maistas. Ir čia šita vieta tikrai yra. Jei būsit Vietnamo kaime, rekomenduoju. Yes. 25. Come on. Cảm ơn. It's very good. Nu ką, dabar biškį prisižaidėm. Laukia dabar 34 laipsniai ir šils iki 36. UV kokia 10 tikriausiai. Tai nors ir esu įdegęs, nukepsiu tikriausiai belę kaip.
Tai varau kuo greičiau, nes ten, kur tie tuneliai turėtų būti pavėsis, tai reikia greičiau slėptis nuo saulės. Geras, kaip gražu, pirmą kartą mišką matau Vietname. Wow, kaip gera. Hello. Hello. No motorbike. I live here. 1 kilometer. 1 kilometer. Okay. There? Blemba. Nes per tokį karštį nori, kad aš čia vaikščiočiau. O jergo. Praėjo antras bandymas įvažiuoti tunelius. Nieks nestabdo. Super. Kaip čia gražiai viskas įrengta. Ai. There? Okay. Stop. Yeah. Come on. Pagaliau įveikėm važiavimą į vieną pusę, bet kaip subinę skauda, kad žinotumėt, eina savo. Ką tik nusipirkau bilietuką, einu dabar link tunelių pradžios. Bilietas kainavo beveik 5 eurus, ten nepilnai 5-4, ten 80. Tai kaina kaip už turą su gidu, visai normaliai. Gerai, jau beveik priejau įėjimą. Ir dabar labai trumpa istorijos pamokėlė, kas nežino apie Vietnamo karą nieko, toks tiesiog, kad supras dėl konteksto. Tai nuo 55 metų iki 75 metų čia Vietname vyko karas. O dėl ko jis vyko? Ogi todėl, nes šaltojo karo metu amerikonai labai nemėgo komunistų. O Vietnamas, galim sakyti, buvo padalintas dvi dalis. Šiaurė buvo komunistinė, o pietus buvo valdomi tokios labiau vakarų šalių įtakos. Tai jo, amerikonai nusprendė, kad komunizmas labai blogai, tai reikia mum pult. Ir jie pradėjo karą, pietuose ir tas karas užsitęsė labai ilgą laiką ir galų gale amerikonam nepavyko nugalėti, nes vietnamiečiai naudojo tokias taktikas kaip šitie tuneliai, kur mes dabar varom žiūrėti. Tiesiog, kad vietiniai žinojo savo geografiją geriau, todėl jie sugebėjo laimėti tą karą. Tai taip ir pasibaigė, komunizmas laimėjo. Tai Vietnamas tapo komunistinė valstybė, remiama Rusijos, Kinijos. Ir jo, tokia trumpa istorijos pamokėlė. Bombos. Jo, papa. MK82 bombos. Geras. O, kiek artilerijos visokios. Čia amerikonų išsprogusios bombos, likučiai. Geras. Nuo tanko palikęs vikšras. Pažiūrėk. Tai va tankai, lėktuvai, helikopteriai. Eiksa. Čia laipėt beleką galim daryti. Thai Cinema, uniquely set inside a C-130 transport aircraft. Oh, no, it's fine. No problem. Labą dieną. Nežinau, ar čia galim laipėt ar negalim, bet nieks nesako. Visi laipė, visi fotkinas. Gerai, pagaliau turėtume pradėti turą. Praėjom bilietų patikrinimą. Pradedam žygį. Kažkokia apsauginė pasiuntė mane šituo taku palei mišką. Takais takeliais iki kažkur čia daeisim. Please go down there, sir. Quick. Go down there. Come up from here. There? Yes, go down here. Oh, šūdas. Please go down here. Come up over there. Quick. Okay. O, papa. Sako, eik, kuo greičiau čia ateik. Čia nieko nėra. Ai, yra. Eik, šiuk. Eik, tu savo, kokie čia mažiukai tie tuneliai.
Čia pritult galim. Bet čia net padaryti didesnį turistam, kad praeitų. Nes šiaip karo laiku smėlyje daug mažesnė darbuošis. Tie tuneliai. For air to enter the tunnel, the hole from this side, you see the hole? The ventilation hole for air to enter the tunnel for breathing. We make look like a real termite. Because when the rainy season, the water couldn't get out of the tunnel. 250 kilometer tunnel underneath. Every 10 to 15 meter long of the tunnel, we want one ventilation. 250 kilometers? Yes. Put 3 levels under. The first level about 3 meter deep. The second one about 6. The last one from 8 to 10 meter deep. O tai va atrodo ventiliacijos skylės, pračiai kvepuodavo. Aš visas kiauris šlapęs po to tunelio, aš taip tiek sprakaitau. Nors jau ten 2 minutės gal. Right here you see the hole? Yes. That's the hole for fighting. The fighting bunker. Okay. In the war times, no tree. So underneath you look very far from here. So from for the direction, we got for hole for fighting. Right here, this is the real one. The real entrance. The entrance over there, this is the new entrance. Okay. Go, okay, quick. Maybe. Go. Not maybe, down here. Up your hand. Slowly, up here. Okay, go up. Okay, to the right. Eik, tu šik. Pats pirmas buvau. Eik, tu savo. Aš galvojau, kad tikrai nepratilpsiu, ta skylutė tokia maža. Atrodė. Čia tam neilai buvo jėga. Eik, tu dar išlysti gerai. Yeah. Maikiai šakės. Nu bet ką padarysi. Tai va iš išorės atrodė, kam įdomu. You know the bamboo? Yeah. In the war time, we not enough weapon for fighting. So with the bamboos, we making the trap under the ground. So when someone tap on from this side, the other side cover. Over there. One soldier falling down, he will be hurt, he's shouting. He needed 2 or 3 more soldiers came to pull him out. So when they came, they saw him, they will be scared. They don't want to forward, they want to go backward. That's why the operation will be slowed down. Psychological weapon. Kai man gera su gidu vaikščiat visur, nes praktiškai nereikia video daryti, su žmonė visą video padaro, aš tik kamerą laikau. Čia sakė, ligoninę mes varom dabar. Tai čia tokia ligoninė ir skaitos, man rodos. Keletą stalų. Bet visa didelė patalpa kaip ligoniniai po žemę tokį iškas. Pagaus. Geras. Žiauru, kaip jie čia po žemę, kaip mūsų partizanai, irgi po žemę gyvena. Bet jie čia truputį mandriau buvo įsirengę, man rodos. Geras, čia tikros priemonės. Oi, nenorėčiau būti sužalotas vidury karo. Tunelis po tunelio. Tęsiam toliau. Oi. Čia susitikimų kambarys būdavo. O čia va tai va susirinkdavo hebra biški pataktikuot, pastrateguot. Sakė, paruošė mums ilgą tunelį. Galėjom pasirinkti arba 2 metrų ilgumo tunelį, kad išlipti, arba 50 metrų. Tai dabar šiaip netaip pėdinam 50 metrų tunelį. Buvo pasirinkimas tarp 30 metrų tunelį ir 50. Nuėjau 30. Supratau, kad neapsimoka į tą 50. Per žiaurus. Oi, šik. Tokiais momentais
Esu dėkingas, kad Vietnamo karo metu negimiau Vietname. Nes eiktų šikt. Tai 30 metrų nužudė visiškai. Commander room down here, come up over there, 10 meter. Everybody can do. Sakė, vadybininko Everybody can do. kambarys čia į bus. Negali būti taip gerai įsitaisęs. Hamakėlį bosas būdavo. Gal ir man tokį namuką pasistatyti kažkur. Eiktų, pažiūrėkit, čia va. Galvą pasidėti masažui. Čia sekretorės kambarys parašyta, kad yra. Vaišina mumis vakarienę. Kažkoks vaisius. Čia druskai riešutai liktai. Sakė, pamirkit biškį. Palm heart. Koks keistas maistas, nieko panašaus ragais. Neįsivaizduoju kas yra. Parašysiu ant ekrano. Visai skaniai. Tai riešutai labai skanus su druska. Yes, I'd like to say goodbye from you. Thank you very much. Thank you so much. Please, my Thank man, you. this way to go out. I have one question. The tunnels, are they original size? Yeah, no, original size is smaller. Smaller? Now bigger for tourists. Yeah. How tall was it original size? 60 by 80 centimeter. Oh wow. Now 80 by 1 meter for tourists. Haha. Nice. Okay. Okay. Thank you. Have a nice day. Please, have Goodbye. Nu, toks trumpas tas turas, bet įdomus, tikrai įdomus turas. Žiauru pagalvoti, kaip Vietname tuo metu kariai turėjo čia iš tikro pro tos tunelis landžio, ten kilometrus vaikščiot. Kai aš čia nuo 30 metrų vos praėjau ir čia pradidinti tie tuneliai. Pasirodo, čia viskas nesibaigė, bet gidas baigės. Tai va čia va, sakykime, buvo siuvimo patalpa. Žiūrėkit, jie vis tiek. Jie po žeme vis tiek susiūdavo rūbus, ten, nežinau, ten gamindavo kostiumus. O, čia aš. Konnichiwa. Jie viską turėjo po tą žemę, jie čia kaip miestas įsikūrė buvo. Pažiūrėkit, koks gražus gyvūnėlis. Eina savo, koks mėlynas. Kuku. Is this the slipper making? Making, yes. Making sandal. Okay. Čia va tokius batukus gamindavo iš mašinos padangų. Čia va, net neįsivaizduoju, kaip jie čia gamindavo, bet sugalvok tu taip. Good quality sandals. Yes, sandal. Yeah. Ir čia vienoje pusėje yra kietos nuotraukos, o kitoje pusėje yra kieti spastai. Pradžiai parodžiu mėgstamiausias nuotraukas, tada parodžiu kiečiausias spastus. Čia moterų artilerijos grupuotė. Ir kariavo, ir moteris, ir vyrai visi. Čia gimė kažkas. Ar čia tankė sprogusiam lygtais, ar kur. Žiauru, va ten šautuvas šone padėtas ir vaikas gimsta. Kosmosas. Čia va pasirodo, jie pasimdavo tos sviedinius ir jas pergamindavo į kažkokius kitus ginklus. Visai inovatyvūs žmonės buvo. O čia va koncertas vyksta tuneliuose. Įdomiai. Vaikai eina į mokyklą karo metu irgi tuneliuose. Gerai, dabar pažiūrėkit žiauriausi spastai. Čia durų spastai vadinasi. Tai kaip suprantu, šitas ant pakabintas atidarai duris į tave metalai. Čia kažkaip koją ne taip įdedi. Visio, amen, kojai. Čia šitas sukamasis spastas vadinasi. Čia įkristum koją iškart pakibtų iš šakės būtų. Čia pažastų spastas. Šitas žiaurus, čia per vidurį krist ir ant pažastų pasimauti. Nu, šitus plius minus matėm. Ir bambukų spastas. Spastai. Nu ką, čia ir pasibaigė mūsų šis turas Vietnamo karo tunelių. Labai įdomus buvo, nes labai interaktyvus. Nežinau, ar jums patiko, man tai labai patiko asmeniškai. Bet toks trumpas buvo, gal pusę valandą užtrukom bendrai, bet šiaip labai kietai. O čia dabar atėjau pasivaikščiot po parką kažkokį aplinkui. Ir tuo pačiu atsisveikint su jumis. Parkelis atrodo va šitaip. Tokie visokie pastatai. Šventyklos.
Tai tokia nata ir noriu pasakyti jums. Ačiū labai, kad žiūrit, ačiū, kas palieka komentarus, tie komentarai atneša šypseną man į veidą. Ir ačiū, kas subscribinat, kas laikinat. Susimatom kitą savaitę naujam video. Viso.